Esu išleidęs vieną video, kaip tapti vlogeriu. Ten patarimai apie kameras, patarimai, visokiausi patarimai, kuriuos aš sukaupiau iš savo patirties per visą savo vloginimo istoriją, nes jau vloginu nebe pirmi metai ir ten daugiausiai šnekėjau apie gierą, kurį reikia turėti. Bet nepaminėjau labai svarbaus dalyko, tai yra šviesa. Ir iš principo, kaip labai nebrangiai galime savo aplinką pakeisti iš buitinės tokios į tokį. Taip, kaip matote, skirtumas šiek tiek yra nuo to, ką matėte prieš tai, buiteko, iki sujungtom šviesom, kaip viskas atrodo. Ir šiandien papasakosiu, ką aš naudoju, kiek tai kainavo. Ir iš tikrųjų mums nereikia jokių fancy, brangių dalykų, viską galima skyti į Temu. Ir manau, kad visą šitą, ką jūs matote, galima įsirengti iki 100 eurų. Taigi nuo ko pradėti? Pirmiausiai turbūt reikia pradėti nuo to, kad aplinka turi būti visiškai tamsi. Negali kristi šviesa pro langą, negali šviesa kristi kažkur iš kito kambario, iš principo turi būti visiškai tamsu. Taigi pirmiausiai išjungiam šviesas. Taigi, kai yra visiškai tamsa, mums reikėtų įjungti savo pagrindinę šviesą. Štai, mano pagrindinė šviesa stovi čia. Įmesiu nuotrauką, kaip visa tai atrodo. Ir pagrindinė šviesa turėtų stovėti maždaug 45 laipsniais į šoną nuo kameros ir šiek tiek aukščiau kameros, kad šviesa kristų iš viršaus. Kodėl taip reikia? Nes jeigu šviesa stovės akių lygyje, jinai labai išbliškins veidą. Mes to nenorime, ne? Taipogi šviesa turėtų būti šiek tiek blanki, kad neapšviestų pilnai. Galiu parodyti, kaip atrodys, jeigu apšviesčiau pilnai. Iš principo, kaip matote, nelabai ko skirsis nuo to buiteko, kurį turėjau prieš tai. Taigi, švieselė turėtų būti apie 30–40% savo galingumo. Tada mums reikėtų pagalbinės švieselės, nes dabar, kadangi šviesa yra iš kairės pusės man ir jinai apšviečia tik tais kairę pusę mano dešinė pusė šiek tiek pasidengia šešėliu. Aišku, gal yra žmonių, kuriems patinka toksai formatas ir galbūt jie ir naudos jį ir čia nieko blogo tame nėra, bet aš norėčiau, kad mano veidas būtų apšviestas tolygiai, todėl dar vienos mažos švieselės reikėtų iš dešinės pusės, lygiai taip pat kaip ir kairiai, tik tais iš dešinės pusės nuimti šešėlių jau reikėtų statyti akių lygyje. Nebe iš viršaus, o akių lygyje, kad tiesiog tiesiai nuimtų visą šešėlį. Dabar yra šešėlis. Dabar šešėlio nebėra. Mano veidas apšviestas tolygiai. Viskas, mes viską turim, ko mums reikia, kad mes apsišviestumėm, kad mes matytumėmės gerai. Atsiprašau, kad aš žiūriu ne jūs, o į ekranėlį, nes aš tiesiog noriu pažiūrėti, ar viskas pas mane atrodo taip, kaip ir turi atrodyti. Ir finale mums reikėtų kažko backgrounde, kažkokių šviesų už mūsų, tam, kad atskirtų backgroundą nuo mūsų pačių. Kad mes išsiskirtumėm iš visos aplinkos. Ir tam užtenka paprasčiausiai bele kokią švieselę įjungti gale, kad ir lygiai tokia pat balta, nebūtinai kažkokia spalvota, bet mes greičiausiai mėgstam kažkokią spalvą, ypatingai, jeigu tai yra juoda, sorry, nelabai pavyks, bet kuri kita spalva tiks ir tiesiog įjungiam šviesą backgrounde. Ir štai, įjungus šviesą backgrounde, mano kontūrai iš karto atsiskiria nuo jo ir vaizdas iš karto pasikeičia. Aišku, galime dar daugiau pribombą sudėti, ten jau pagal skonį. Realiai užtenka tik tiek, kad dabar matote, pilnai užtenka, kad galėtumėte išsiskirti nuo buiteko. Bet aš, kadangi mėgstu šviesas, tai aš dar apsišviečiu savo visą spintelę, aš dar apsišviečiu savo kėdę, kaip pavyzdys galiu parodyti. Tiesiog įsijungiam kėdę, įsijungiam papildomas švieselės, ir vaizdas pasikeičia dar labiau. Tik tiek, kad šitos švieselės man šiek tiek meta tokį bliškumą ant veido. Bet man tai netrukdo, man tai netgi galbūt patinka, bet čia jau yra skonio reikalas ir jis nėra visiškai būtinas. Svarbiausia yra pagrindinė šviesa, šešėlinė šviesa ir backgroundas. Iš principo jums reikia 3 lempučių. Dabar įsijungiau savo telefoną, noriu parodyti, apsukti vaizdą, kaip viskas atrodo, ką aš matau. Tai čia yra mano kamera,
Čia yra tripodas su šviesele, su pagrindinė mano šviesele, kaip matote, yra aukščiau negu kamera ir šitoj pusėje realiai kameros lygyje yra šešėlių švieselė. Tai vat, ko jums reikia, tiesiog mažo švieselė šešėlių nuimti ant kažkokio tai tripodo. Didelės šviesos, daug kas softboxas naudoja ir panašiai, bet čia jau kai labai profesionaliai norite įsirengti, bet mūsų yra budget versija ir aišku kamera su stovu. Tai kiek dabar viskas kainuoja? Pradėkime nuo pagrindinės lempos su tripodu, čia yra apie 40 eurų, mažytė lemputė su šito tripodu apie 30 eurų, tai mes turim apie 70 eurų. Na ir tada yra šitos lemputės, čia man atrodo po 7 eurus gal pirkau, šitos lemputės apie 15 eurų gal, šita irgi apie 15 eurų gal. Na, ir žinoma ledai. Ledai tai yra patys paprasčiausi ledai, kurie atrodo štai taip. Tai iš principo ledai iš vis yra pigus ten iki 5 eurų. Tai nežinau tiksliai kiek, bet aš manau, kad turėtumėm tilpti iki 100 eurų, gal 100 su labai nedaug. Ir galime įsirengti štai tokį apšvietimą, kuris, pripažinkit, atrodo daug geriau negu tas buitekas, kurį matėte video pradžioje. Tai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi šiek tiek labiau supratote apšvietimą, kad jis tikrai yra svarbus, pagerinti video kokybę. Aišku, yra dar ir mikrofonas, kuris taip pat labai yra svarbu, bet apie tai kitą kartą. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi video buvo naudingas ir susitiksim kitose videose. Čiau.